Labas rytas. Vardas Vilmantė, dalyvavau paskutinėme inkauteryje. Pradėsiu nuo to, gal kad net nežinojau, kas yra inkauteris, ką reiškia ir kaip Dievas suveikė ir nunešė stogą būtent prieš tą akimirką. Žodžiu, veiksmas vyko taip, kad kaip aš patekau į inkauterį, noriu pasidalinti, tai aš sakyčiau, reikėtų tuo pasidalinti, nes parodyti, kaip stipriai šventoji dvasia, Dievo šventoji dvasia gali mus vesti per viską. Ir realiai, fiziškai ir emociškai, visomis prasmėmis negalėjau ir neturėjau galimybę atsidurti Lietuvoje tuo laiku. Būtent tomis dienomis ištrūkti iš savo kasdienybės. Esu vieniša mama su 3 vaikais. Vieniša aš nemėgstu sakyti vieniša. Mamytė, auginu 3 vaikus, pas mane yra šuo, pas mane yra katė, yra namai, yra darbas. Ir realiai, kad ištrūkti iš tos kasdienybės, iš rutinos, praktiškai logiškai ir prastai mąstant, turėjo būti misija neįmanoma. Tai ir nuo tos akimirkos, kada man pažįstamas pasiūlė, sako, matai, yra datos paskelbtos Lietuvoje enkauterių. Aš realiai net nesuvokiau, kas tas enkauteris yra. Ir aš taip kažkaip labai apatiškai, jo, gerai, būkit jūs tame savo enkauteryje. Lietuvoje ten vyksta, jums arčiau, džiaukitės, Dievo šlovė, malonė, aš esu čia, aš negaliu pasiekti. Tokia nostalgija, kažkokio gailesčiu savęs, visiškai kažkokiu beviltiškumu, kad aš tos vietos net negalėčiau pasiekti. Ir, tu suvoki realiai, kad tai fiziškai neįmanoma. Jo. Ir sako, tavai pasižiūrim skaičius, žinai. Okay. Ir nuo tos akimirkos aš, kai grįžinėjau atgal, pradėjo veikti šventoji dvasia labai stipriai. Ir mano paskutiniai žodžiai buvo, kad jeigu Dievas laimins, aš nukeliausiu lengvai, grįšiu lengvai, rasiu, kur vaikus palikti, rasiu, kas gyvūną prižiūri, kas namus prižiūri ir darbus galėsiu pramėtyti. Viską, jeigu Dievas laimins. Taip visiškai be lūkesčių, pilnai pasitikant Dievu ir jo planu, prasidėjo mano kelionė į enkauterį. Tai viskas vyko labai palaimintai, labai crazy. Realiai šventosios dvasios vedimas yra pasireiškęs pas mane gyvenime ir anksčiau. Bet po kažkiek laiko, kai grįžau, aš tai buvau dėkinga Dievui už tą akimirką, kad aš galėjau pabūti ir aš jaučiausi tokia palaiminta. Ir man Dievas rodo, kaip tai įvyko, kad tai buvo mano troškimas būti tenaise ir kodėl aš dabar tą noriu paminėti. Pasirodo, tai yra susijęs su į Lietuvą apaštalais, kurie buvo atvykę iš Amerikos. Aš žiūrėjau online, didelėm akim. Man ten atrodė, wow. Ir mano mintyse toks buvo gilus troškimas iš vidaus, toksai, kaip aš norėčiau ten būti, kaip aš norėčiau bent truputį pajusti tą šlovinimo galią, kaip aš norėčiau dainuoti, atsipalaiduoti su visais, nes ta prasme, čia neturiu nei bažnyčios, nei bendruomenės, nei žmonių aplink tikinčių, tu gyveni visiškai tamsoj. Ir čia buvo ta akimirka, kada aš išleidau tą troškimą Dievui ir Dievas mane išgirdo. Ir per vieną maldą, kada apaštalas meldėsi per tą video, sakė, ir aš viską dariau, ką jis liepė daryti, bet aš tik jo klausiausi online. Sako, užmerkite akis, leiskite Dievui veikti pilnai. Ir jisai paskutinius žodžius, kaip pasakė, kad Dievo galia ateina jūsų gyvenimus, mane net žaibu nutrenkė. Tai aš manau, nemanau, aš
žinau, kad tai yra susiję viskas su ta akimirka, su tuo troškimu ir nežinau, kiek laiko praėjo po apaštalų Lietuvoje apsilankymo, kad aš visiškai neturėdama galimybės, nežinodama, ką reiškia enkauteris, nežinodama programos, neturėdama bendruomenės, neturėdama bažnyčios. Crazy. Atsidūriau enkauteryje, bet vėlgi norėčiau truputėlį įeiti būtent į kelionę į enkauterį, kaip dieviškai mane lydėjo, kai mane pasitiko Rokiškio pastoriai. Kai jos pamačiau, mano pirma mintis, va čia tai yra mano žmonės, su kuriais turėčiau būti, šviesūs žmonės, kur aš esu, kur aš galiu būti savimi. Ir man kaip mama su tėčiu iš tam tikros pusės pasirodė ir kaip dvasiniai vedliai. Jo, ir keliavom visą kelią, man taip gera buvo šnekėtis, mano siela džiaugiasi tą akimirką. Ir Dievas palaimino kelionę ir aš pamačiau po daug metų sniegą lietuvišką Lietuvoje, ko aš labai ilgai nemačiau ir apie ką labai ilgai svajojau. Ir man taip palėtė širdį. Ir aš mintyje sakau, ką tu nori pasakyti su sniegu. Ta prasme, aš taip džiaugiausi. Ta prasme, aš lietuviškos žiemos, apskritai žiemos Anglijoje gyvenant, nesu daug metų mačius, tai buvo irgi vienas iš mano troškimų. Ir aš liečiu tą sniegą, jis man tirpsta rankose, aš liečiu tą medį, jisai tikras. Ir atrodo, kad tu jau įgauni kažkokią gyvastį, kažkas tavyje bunda, kažkokie procesai vyksta, būtent dieviškai, kada tu pradedi matyti, pradedi jausti, pradedi matyti Dievo dovanas aplinkoje. Ir viskas vyko palaimintai iki tol, kol įžengiau į enkauterio salę. Tik įžengus į enkauterio salę, matai, kažkas. Ką tu čia veiki? Kažkas galvoja, ko tu čia atėjai? Čia tau net ne vieta. Tu pasižiūrėk, visi į tave žiūri. Pasižiūrėk, visi tave čia... Niekas su tavim nenori bendrauti. Tai tau čia ne vieta, tu neturi nei draugų, nei pažįstamų. Ir pagrindinė mintis, ką man nuolatos kartojo, bėk pro tas duris, kur ką tik įėjai į lauką. Iš čia. Ir aš galvoju, kas čia? Tu prasme, kodėl mano galvoje prasidėjo kažkoks chaosas, kažkoks amžis, kažkokios baimės. Aš niekada neturiu žmonėm baimių. Aš esu labai laisvai bendraujanti, bet būtent įeisiu į enkauterio pastatą, pagrindinę salę, man prasidėjo kažkokia baisi ataka, būtent aš identifikuoju kaip iš... nenoriu duoti jiems vardą. Ir esmė, kad... Ir aš tada pradėjau mąstyti, kas čia yra, tas jausmas, toks suspaudimas, tokia baimė užvaldė ir viskas to prasidėjo ir registracija, nusinešiau daiktus, galvoju, ir nuo laipto nusiridens, ant kiek bijojau koją aukščiau pakelti, ant kiek buvo baimė suvaržysi. Nuėjau į viršų, ten pasiklojau, pasidėjau ir galvoju, kas dabar bus, nežinau, ką dabar darysi čia, ko aš čia atvariau. Ir... lyg ir telefoną bandai pažiūrėti, bet telefonų sakė kaip ir neduoti. Esmė, kad panika prasidėjo. Jau panikos tokie pirmi simptomai. Buvo nulipau apačią, pavalgėm ir kai valgiau, kiekvienas kasnis vos žemyn slydo. Visiškai maisto nenorėjau, nes alkio jausmas kaip ir buvo nuo ryto. Esmė, tą akimirką, kada aš nešiau dubenėlį padėti atgal, aš neįsivaizdavau, kad dėti ir kažkaip
Tiesiog šalia užklausiu kažkokio žmogaus, kur padėti. Ir tas žmogus įsigandęs pabėgo, aš nieko nežinau ir nubėgo. Ir man galvoje vėl balsas. Tu pažiūrėk, net jinai nuo tavęs bėga. Tu čia išvis kažkokia, vos nerūpsuota, kažkokia negraži, tau čia nei vieta, bėk tu iš čia. Tu jiems čia nereikalinga visiškai. Ir aš numečiau tą dubenėlį bet kur tik papuola. Ir aš atsimenu, pirmas dalykas, ką aš dariau, nes man jau prasidėjo panikos ataka. Aš turėdavau panikos atakas. Ir aš tiesiai į tualetą nubėgau, pasirėmiau tą kriauklę ir galvoju, Dieve, kas man yra? Kas per velniava vyksta? Ir tada tokia stiprybė mane užplūdo ir tai pakėliau galvą į veidrodį ir savo griežtai pasakiau, Vilmante, atei čia ir sėdi čia, viskas, nebėra kelio atgal, sėdi, kaip bus, tai bus, bet sėdi. Jokių išėjimų, jokių bijojimų, jokių stenėjimų, kaip aš sakau. Ir išėjusi man Dievas, vėl tiesiog paprašiau Dievo, kad ves mane, nuramyk mano protą, nuramyk mano mintis, neleis man, ta prasme, jaustis blogai čia ateis. Ir aš nuėjau, atsisėdau ant kėdžių, pasiėmiau savo Bibliją, pradėjau skaitinėti Bibliją, kad nurimtų protas, tiesiog atsijungti nuo aplinkos. Ir man beskaitant Bibliją girdžiu žodžius ir man rodo visus žmonės, aš juos nežinau, bet man parodė visą aplinką ir sako, pažiūrėk, sako, jie čia vieni vienas kito bijo, sako, velnias skaldo ir tave, ta prasme, sako, ir jie tavęs bijo, sako. Ir aš tada supratau, kad čia yra baisi baimės dvasia. Kada ją identifikavau savyje, jie tiesiog momentaliai dingo. Ir čia buvo pirma tokia ataka, neužilgo laukia, nežinau, po 10 minučių antra ataka. Tai antra ataka prasidėjo, kada vedančioji Jolanta pradėjo šnekėti, tik tai aš sėdžiu ir aš niekada su ja nesu šnekėjusi, niekada negirdėjusi, kaip jinai šneka. Aš nei vieno žmogaus nepažinau, tik tai Olga Višniauskienė esu mačiusi tiesiog Facebook'e ir per online. Tai pradėjo šnekėti Jolanta ir man vėl galvoja, kodėl man šneka čia rusiško akcentu, ar kokiu čia akcentu, mes čia visi lietuviai, čia negalima taip šnekėti. Ir aš tada stop. Taip, ir tada aš supratau, ką čia šneka, man galvoja, aš nesu jokia rasistė, aš turiu labai daug draugų, international, ta prasme, iš visų šalių, o toliau rusus aš visada mėgau, lenkus, niekada neturėjau jokių kažkokių argumentacijų, dėl kažkokių ten akcentų, aš Lietuvoje negyvenusi, nedirbusi ir manęs tai neturėtų veikti, tokie baziniai dalykai, kurie visiškai nėra mano. Aš tada iškart supratau, kad čia nėra mano mintis, kad kažkas man jas bando įkišti galvą ir aš momentaliai identifikavau, kad velnias man šneka ir aš savo, ta prasme, pasakiau, čia totali nesąmonė, vos ne, kad eik iš šono, gerai, tu gali kažkam bandyti kitam, bet ne man. Ir va čia prasidėjo labai graži diena, tada man Eglė, su kiekvienu Eglė, kad aš ją visada noriu Eglė vadinti, Jolanta vedančioji, man jinai kai pradėjo šnekėti, man tai pradėjo liesti, kiekvienas žodis rodosi, kokia yra stipri jos dvasia. Toks jausmas, kad žadino mano dvasią, kėlė mane ir tu jauti, kad žmogus kalba iš dūšios, kai žmogus turi stiprią dvasią ir labai veikia, žadina kito dvasią. Tai Dievas palaimino, Dievas laimina mus kiekvieną, bet aš nesu tokių žmonių sutikusi iki tol, tai man padarė didžiulį
poveikį būtent tuo metu. Ir aš pajutau jos laisvę ir aš supratau, kad man irgi reikia įsilaisvinti iš visų žmonių ratų, iš aplinkinių, kas sėdė aplink mane, kas žiūri, ta prasme, aš mačiau, kaip visi yra sukaustyti. Iš pradžio kaip ir neatrasi jutau, bet aš galvoju, pasileisiu muzikai, pasileisiu Dievo žodžiai, pasileisiu šlovinimui, įsipančiusi iš visų pančių, kas mane važo ir išsivalysiu, ką man reikia įsiplauti. Ir nuo tos akimirkos, kada aš tvirtai nusprendžiau išsivalyti, nepaisant visko, kas mane aplinkui. Ir čia prasidėjo laisvė. Enkauterio metu teko švelniai tariant, truputėlį pasiraityti ant žemės. Ką reiškia pasiraityti, tai mano suvokimu, kaip Dievas man po to parodė, pas mus giminiai per kraujo liniją yra okultizmo, tai aš tiksliai neidentifikuosiu. Tai čia yra raganystės, prakeiksmai, kažkokie burtininkavimai, kažkokie sektų, galbūt buvimai, nežinau, aš to neatsuksiu atgal, nes aš savo gyvenimą galbūt turėjau labai didelį tokį polinkį, tai galbūt čia pasiburti, kažkas čia padaryti, bet jo ir vaikystėje buvau prisižaidusi su švytuoklėm matomai, bet esmė, kad jau tas šleifas visas labai negražus, demoniškas, jisai vyjosi iš kartos į kartą per būtent kraujo liniją. Ir man vaikystėje nuolatos demonas, aš sapnuodavau, kad man demonas vejasi ir mane suvalgo. Ir aš meldžiuosi visaip ir čia buvo labai spaustas pyktis Dievo atžvilgiu. Aš visą gyvenimą nesupratau, kodėl Dievas manęs nesaugojo. Aš taip suvokiu, kad jisai manęs nesaugojo. Aš pykau ant jo, labai buvo svarbu atleisti jam, atleisti savo. Atleisti už tai, kad netikėjai, kad praradai tikėjimą, kad jis mus myli, kad jis rodė man šventosios dvasios. Šventoji dvasia parodė momentus, kad Dievas visada su manim. Tiesiog tu jo neidentifikuoji, nepamatai, kad tu kiekvieną dieną gyveni tamsoj. Tai pradėjau apie atleidimus, tai atleidimai yra labai, labai stipri dalis, kada reikėjo labai nuoširdžiai pasišnekėti su savo sąžine, kad tu privalai. Neprivalai. Ar tu nori, ką tu veiki, koks tikslas tavo enkauterio metu, jeigu tu atvažiavai ir nesugebi pripažinti tam tikrų niuansų, kurie galbūt tave skaudina, galbūt tu dar nesi atleidęs. Būna, kad Dievas pradeda rodyti, kur dar kažkas yra įstrigę. Bet pas mane tiesiog akivaizdžiai buvo daug įstrigę. Aš visą laiką galvoju, kad aš jau atleidusi, kad paleidusi. Aš visiems atleidau, aš sakydavau, kad aš labai kilni, aš sugebu atleisti, aš nejaučiu jokių pykčio. Toks savęs apgaudinėjimas, vėlgi velnias veikdavo, aš atleidau. O ką sako, kad žmogui jisai negali atleisti be Dievo pagalbos. Dievas mums atleidžia. Tiksliau, kad be Dievo pagalbos mes nesugebėsim atleisti. Ir daug dalykų pasireiškia, daug išlindo. Ir tas mąstymas, kad aš jau čia atėjau šventa. Aš juk nieko blogo gyvenime nedariau, čia pas mane kažko baisiai kaip ir nebus. Aš anksčiau labai žavėdavausi, daug klausydavau testimonį, būtent mane taip žavėdavo žmonės, kurie išėjo iš priklausomybių kažkokių, kurie sugeba atsistoti, keisti gyvenimus, susikurti šeimas. Man būdavo wow.
Ir man kaip pasakoja kiti, va, atrodo, va čia tai žmogus, va, iš to taško į tą taško, čia toks progresas, čia taip Dievas įlaimina ir myli. Ir galvoju, o kas čia pas mane gali, nieko čia tokio baisaus aš ir negyvenau, mano suvokimu iki enkauterio. Galvoju, aš vos ne viena čia švenčiausių ir vos ne Dievo mylimiausių. Vėl susireikšminimo dvasia ir kai iš manęs pradėjo eiti tiek brudo, tada aš suvokiau, kad kokiame aš mėšle gyvenau ir kad man iki to šventumo dar ilgai ir nuobodžiai eiti. Ir va tas susireikšminimas, kaip Dievas viską išvalo, sutvarko protą, sutvarko mintis, tu pradedi matyti, tu pradedi girdėti. Ir tu patapi va toks pat baltas, kaip tas sniegas. Va pas mus pirmą dieną, kai atvykom į enkauterį. Dar mane labai vaikystėje buvo Aš Kristaus kančia filmą esu mačiusi iki enkauterio tik vieną kartą vaikystėje, kada mums per tikybos pamoką į aktų salę sukvietė, pamenu, rodė tikybos mokytoją. Ir aš pamenu, žiūrėjau tą filmą, taip traumavo, ten tas kalimas prie kryžiaus, tas kraujas, tas draskymas. Galbūt man vaikiškai psichikai tai buvo per stipru, žiūrint vaiko akimis. Nes aš išgyvenau jo fizinį skausmą, bet dvasiškai aš nesugebėjau suprasti esmės to filmo. Ir kai žiūrėjau per enkauterį, tai buvo man iššūkis, nes aš dar po daug metų mane traumavo, aš viskai negalėjau žiūrėti to filmo. Negalėjau žiūrėti, kaip neteisingai žmogų kala prie kryžiaus, tai mane žlugdė gal, ta neteisybė mane žlugdė, ta mintis mane žlugdė, nesuvokimas kodėl. Ir man visada klausimas būdavo, kodėl? Ir po to atėjo visi atsakymai, kad tai dėl manęs, dėl tavęs, dėl tų, kurie klauso dabar manęs. Kad mes gyventume su galimybė, su laisvė būti pergalėje. Ir pasibaigiant filmui pačioj pabaigoj, kai rodė, aš to epizodo dabar nenupasakos, pačioj pabaigoj rodo, kaip kažkoks reikia papykęs, ta prasme, kad Jėzus Kristus sugebėjo, ta prasme, ir saugojo žmoniją. Ir ta jėga, kai pradėjo rėkti, ir kai rodo, kad jinai susinaikino, ir būtent tą akimirką, kai parodė, kad ta jėga susinaikino ir dingo ir pabėgo, aš mačiau, kaip aš fiziškai mačiau ir net užsimerkiau, kai nušlavė visą enkauterio salę kažkokia jėga būtent iš to filmo. Ir ta jėga taip prie manęs prabėgo, tokia vėjas toks mane pranešė. Ir aš net užsimerkiau ir mane kažkuo pripildė, ar tai kažkokia pergalė greičiausiai, išgelbėjimų, būtent ta pergalės dvasia, kažkuo aš nemoku paaiškinti, bet pajutau kažkokią jėgą pajudėjusią nuo ekrano.
kuri persmelkė visus esančius salėje. Toks kaip ratas apvalus nuo ekrano. Ir čia buvo ta magiška akimirka, kada šventoji dvasia ypač pradėjo veikti mane enkauterio metu. Aš visiškai išsilaisvinau, aš pradėjau juoktis, aš pradėjau sveikintis su visais, aš pradėjau... Ir keisčiausias dalykas, aš turėdavau atmetimo dvasią. Nu, man ten čia šnekėti, čia kažką, čia, nu, kažkaip, nu, soriukas. Ir kaip man pasireiškia, aš norėjau kiekvieną apkabinti. Aš norėjau visus eiti iš eilės ir kiekvieną apkabinti ir pasakyti, kaip aš juos myliu, ant kiek prisipildžiau meilės, Dievo palaimos, Dievo šlovės. Ir tas jausmas, kai tu nori eiti, nu, aš niekada taip nesielgdavau. Ir tas noras kiekvieną eiti apkabinti ir pasakyti, kaip tu įmyli ir kaip Dievas įmyli ir kaip tu įmyli, kaip Dievas įmyli. Ir aš mačiau, kad kai kuriem žmonėm galbūt ten buvus atrodė galbūt nesuprantamai, bet man tai buvo dzin. Ta prasme, pas mane yra visą gyvenimą dzin, kas ką galvos. Prigimtinai, bet velnias vis tiek būna, kad prikiša galvą, va tą ataką, kaip jau tu ateisi enkauterio pastatą, tai neįsiplečiant, jau daug įsiplečiu. Tiesiog noriu kiekvieną detalę paminėti, aš manau, kad tai yra svarbu, aš tikiu, kad yra labai daug tūkstančiai liudijimų, kaip kiekvieną paveikia ir kaip jie išėjo. Ir įrašinėjau praėjus savaitį po enkauterio, tai aš jau galiu matyti, kaip viskas dėliojasi, tai lik praėjus gerai neperšoksiu, aš tiesiog papasakosiu, kas vyko, kai grįžinėjau namo. Žodžiu, viskas vyko labai gražiai palaimintai, susitikau su tėvu. Čia buvo antras bandymas su juos susitikti. Tiesiog pašnekėti tuos dalykus, kurie mane slėgė visą gyvenimą. Tiksliau, aš jau norėjau atsiprašyti, kad daug metų pykau ant savo tėvo. Ir šiaip tas susitikimas net neturėjo įvykti, bet gavosi taip, kad jisai įvyko. Ir aš kai pradėjau šnekėti su savo tėvu, aš pamačiau, kaip Dievas veikia mūsų bendravime, kaip jisai atsiskleidžia, kaip jisai atsiveria. Jis pirmą kartą man gyvenime rodė savo vaikystės nuotraukas. Labai buvo atviras pasišnekėjimas, ko man labai trūko visą gyvenimą. Ir čia įvyko tas susitaikymas su savo žemišku tėvu ir su savo dangišku tėvu. Čia yra tas, kas mane laikė žemėje ir kas mane laikė fiziškai žemėje ir kas mane laikė dvasiškai viršui, nuo visko gyvenime, nuo sėkmės, nuo rakino. Tai tiesiog rakindavo tave. Tu negalėdavai būti sėkmingas. Ir tas susitaikymas man labai daug reiškia, man asmeniškai. Ir po to grįžau į kaimą pas motiną, jie įsiskyrė daug metų į mamos namus. Aš prieš tai sapnuodavau, kad mano motinos namai, kuriuose dabar gyvena, yra persikraušęs, kad juodi, ten pilna kažkas tamsu. Tiesiog sapnuoju, kad tamsu, tu nenori ten eiti. Aš atsimenu, mamai kažkada sakiau, bet jinai taip, kaip tu eiti, čia labai geri namai, tu čia nesupranti, čia vos ne. Jo, ir aš tik einu į namus, po enkauterio visai įsivalęs. Ir einu į tą juodą skylę, kurią sapnavau. Ir man viskas prasidėjo atakos. Ne fiziškos, ta prasme, bet dvasiškai man visą gyvenimą atakavo per demonus, kurių negali matyti. Aš juos matydavau vaikystėj, bet vaikystėj niekas tavęs nesupranta. Jo, ir
Aš daug metų to nenorėjau matyti, aš tiesiog užsiblokavau nuo to viso, aš labai bijau ir aš tiesiog nenorėjau matyti. Tamsos bijau, turėjau tamsai didelę baimę. Čia ir buvo ta vaikystės trauma, bet papasakosiu toliau, kaip viskas vyko. Tai einu į namo, mama primiktinai prašė grįžti namo, kad labai laukia, vos ne, kad maistas aušta, ten 10 kad šildo ir aš negrįžtu. Grįžtu namo, jinai sėdi, jinai visiškai manęs nelaukia, įsijungusi siaubo filmą, sulėtintą kažkokį. Aš ją matau kaip kažkokią užhipnotizuotą, žiūri tą siaubo filmą, ir sėdi tokia, tai grįžai, atėjai. Ir tie žodžiai, kad va dabar tai tau bus. Bet iš jos tas velnis šnekėjo, aš mačiau. Ir aš tokia, taip sakau, mami, taip manęs pasilgai, sakau, va 10, kad maistą šildai, sakau, va grįžtų ir maisto nėra. Sako, nenusipelnai. Gerai, sakau. Aš taip juoko formą praleidau. Tai kaip sekėsi, kas ten buvo, kas ten tokio stebuklingo tau nutiko. Sakau, mam, nieko, sakau, buvo seminaras, sakau, pabuvom gražiai, sakau, va. Susitikau su Dievu. Oi, čia su savo tais dievais. Po to gerai, sako, varu aš miegoti ir jinai, taip, gerai, sakau. Ir aš matau, kad ne jinai ten, visiškai kita asmenybė per ją šneka. Pirmą kartą gyvenimą pamačiau, kas yra mama. Jeigu taip atvirai pasakius, kas joje gyvena. Kokie apsėdimai. Pasižiūrėjau į mamos draugą, žiūriu, jisai kažkokia išprotėjusi dvasia, ar kas ten. Man jo veidas išprotėjęs. Pasižiūriu į brolį, man jo veidas kažkoks pajuodusiais ratilais, kažkoks ten pilkumas ant jo. Ir aš taip savo už galvos ir mintyse, Dieve, kas man daras, Dieve, kur aš papuoliau, ką jie gyvena. Ir sakau, mama, išjung tą siaubo filmą dabar. Ir tu paima, išjungi. Tai dabar patenkinta. Ką jau ten, kad išjungiu. Ir ten buvo YouTube'e tas playlistas, jie žiūri vien kraujai, ta prasme, ką jie žiūri, vien kažkokie demoniški vaizdai. Ir man prasidėjo panika. Aš supratau, į ką aš atėjau. Ir jau skirstumas eiti miegot visi. Ir man kambarys, man mama užleido savo kambarį miegoti. Ir aš einu į tą kambarį ir man viskas. Aš žiūriu į tą lovą, man jinai purvina, aš jos atsisėst negaliu. Man sienos kaip kalėjimai tenaise, visur velniava, aš matau, kad visus šnypšia aplink mane ir jaučiu intuityviai, ta prasme, kad jie juokiasi ir sako, o dabar ateini čia. Įsivalysis, aš švyčiu ir va dabar kaip dėsim tau į galvą. Ir aš jaučiu, kad man kyla noras tiesiog ne to žodžio prasme bėgti iš tų namų pro duris, tiesiog išbėgti iš ten, nes aš nebegaliu nei kvėpuoti, pas mane panika prasidėjo. Ir aš atsėdau ir aš pradėjau verkti už galvos įsiemus. Galvoju, Dieve, sutvarkyk man protą, padaryk taip, kad negalvotų, kad aš išprotėjau, kad aš grįžau iš po kažkokios sektos, kad jie čia man kažką padarė, nes jeigu tikrai va taip bėgsiu pro duris, kaip man va šviečiasi, jie tikrai mane išveš kažkur. Ir man galvoje žodžiai enkaunterio metu buvo pasakyti, melskitės Dievo skydo. Ir aš taip pradėjau melstis Dievo skydo, ir taip pradėjau prašyti Dievo skydo. Dieve, apsaugok mane, prašau. Nors šią naktį aš suprantu, kur esu, suprantu, kad kur atėjau. Bet ta prasme, ir aš tai meldžiuosi Dievo skydo, ir man Dievas rodo mane lygiai toj pačioj situacijai, kai aš buvau mergaitė. Ir kai mane puolė visi, kaip aš visiems sakiau, kaip niekas manęs nesuprato, ir
Ir kaip aš nežinojau, ką daryti, nes man tikėjimas buvo sudaužytas, nes aš atsimenu ir giesmės dainavau, ir meldžiausi, ir ko tik nedariau. Ir vis tiek mane užpuldavo, niekas manęs nesaugino. Ir man galvoje balsas ir tokia ramybė. Ir vėl tie žodžiai, tu nebesi viena, tu grįžai pas savo tėvą, Dievą. Ir aš tave saugau. Ir aš taip apsiverkiau ir aš pasijutau kaip kažkokiam burbule. Aš nebejutau visiškai jokios aplinkos, kad tai mane įtakotų, tiesiog aš nieko nebemačiau, kas aplinkui darosi. Ir aš taip ir užmigau, kad tiesiog naktį prabudau su tą mintim, galvoju, dar čia mane puls ar nepuls. Ir aš atsibundu ir jaučiu, aš vis dar tame burbule. Ir man Dievas parodė viziją, kaip mane Rokiškio pastorius, kai išsiskyrėm, kaip jis atiduoda mano lagaminą mano tėvui, su kuria susitikau Kupiškyje. Ir kai mes abu nueinam, ir man galvoje sako balsas, tu grįžai pas savo tėvą Dievą. Ir tu nebesi viena. Ir aš tik atsikėlus, ir aš taip apsiverkiu iš tos laimės, iš to džiaugsmo, iš tos meilės ir iš to jausmo, kad aš pagaliau nebesu viena. Ir tas atmetimas mano gyvenimą, tas vienišumo jausmas, tos visos depresijos, kurias aš turėjau, aš niekada nesuprastau, kas man yra iš kur. Mane tėvai mylėjo, to prasme nebuvo, kad jie manęs nemylėtų. Ir pasirodo, kad ta atmetimo dvasia tokia stipri buvo, taip giliai įsišaknyjusi. Net dėl ta prasme, kaip gyvenant savo gyvenimą, suprasti, kad ta atmetimo dvasia atsirado tada, kada tu meldėsi Dievo pagalbos, visas maldas, kurias žinojai, maža mergaitė, kai buvai, ir kad būtent tą akimirką jinai tavie apsigyveno, nepaisant dar visokių niuansų, kas įvyko būtent tą akimirką. Bet čia ir yra baisiausia, kada žmonės kovoja su nematomais priešais, atsiranda visokios šizofrenijos, visokie išprotėjimai, nes aš jau buvau link vienu gyvenimo momentu link išprotėjimo. Aš supratau, kad mano mintis kažkaip iš proto kraustas, nebesusidėlioja ir po to toks sąmyšis gaunas, nes besidėlioja ir pats dar buvau nueisi į neįdžininkus lygiai taip pat, tai ten irgi tas pats. Gale neįdžininkų, iš pradžių poveikis buvo gražu, čia pozityvas, negatyvas, viskas lygiai nieko, iki kol nueini iki dvasinių dalykų ir kol prasideda kalba apie Dievą. Nežinau, kodėl tai yra įtraukta į neįdžininkus, kodėl tai yra velnio išmislas, nes jie nuneigia viską. Nes jie net nesuvokia, ką jie ten klėti. Kažkokie pasauliai ir taip toliau, tebūnie jie egzistuoja, bet ne mūsų protui, ne mūsų smegenėms. Dievas sukūrė, Dievas žino. Ir aš visą gyvenimą turėjau astralinės kelionės, tai yra miego metu, kada tai jausdavai. Tiesiog aš su to gimiau. Nuo pat vaikystės man niekas nepaaiškino, kad tai yra blogai, kad tu negali, ta prasme, iš kūno eiti, kad tu negali gastroliuoti, kur tau patinka. Aš ten buvau prisigastroliavusi. Ir mane pradėjo velniai pulti miego metu, mane pradėjo daužyti jie baisiai. Jie mane daužė ir juokdavosi. Ir aš fiziškai jausdavau. Man į ranką įkando vieną naktį, atsikėliau su skausmu rankoje. Daug baisių apsėdimų net miego metu.
aš pradėjau jausti, kas mane nutempė į neičininkus, kaip ir ieškoti atsakymų, kodėl mane kažkokie demonai puola ir taip toliau. Ir aišku, jų pasakymai buvo šviesa, simbolizuok šviesą ar panašiai. Ir būtent per neičininkus intensyviai prasidėjo reikštis geltona saulė. Su meilė, su palaimu ir panašiai. Man Dievas rodė ženklus, kad ieškok manęs, ieškok pas mane atsakymų. Neieškok pas kitus žmonės atsakymų. Tai toks yra man liudijimas. Grįžau namo labai palaimintai į Šiaurės Airiją. Dar labai vienas įdomus dalykas, važiuoju namo, tik išlipus iš lėktuvo. Pavažiavus, aš nežinau, kiek mes pavažiavom. Ir realiai, ar man pasirodė, ar iš tikrųjų aš mačiau, buvo jau vakaras, jau Prieblanda. Žodžiu, kad mašina turėjo iš šalutinio kelio į mūsų pagrindinį važiuoti ir mes ją praleidom. Berods praleidom, aš tiksliai neatsimenu. Tiesiog aš mačiau tos mašinos šoną. Paprasta 5-vietė mašina, standartinė. Ir ant jo šono didelėm raidėm per visą, ta prasme, ilgį ir plotį užrašyta Jono 3.3. Ir aš taip sakau, pusbroliui, kuris mane vežė, sakau, žiūrėk. Sakau, matai užrašyta Jono 3.3. Jisai kažkaip nedėmesio neatkreipė visiškai. Ir aš supratau, kad, ta prasme, čia yra žinutė man iš Dievo. Ir aš greitai pasiguglinau, pasižiūrėjau ir važiavau namo ir galvojau, vau, Dieve, kokius tu stebuklus darai man gyvenime. Kaip tu man rodai, kaip tu man šneki, aleliuja, aleliuja. Ir aš grįžau su dar stipresniu tikėjimu, su pergale, su pilna širdim meilės. Bet taip pat ir su liūdesiu galbūt, nes giliai širdį jaučiu, kad man reikia grįžti atgal. Ir tikrai mane dar pamatysit ir sutiksit. Aleliuja. Dabar vyksta labai gražus procesai, Dievas laimina visame kame. Visur, kur einu, tiesiog dar duosiu tiems procesams kažkiek laiko ir grįšiu namo. Grįžau pas Dievą tėvą namo ir grįšiu į fizinius namus. Va tą norą aš daug metų buvau spaudusi, daug apsigaudinėjau, kad nėra man kas ten veikti ir panašiai, bet pasirodo, kad mano dvasia, siela, jos šaukėsi važiuoti namo. Ir jeigu Dievas laimins, Dievas norės, aš žinau, kad jis viską gali ir tai įvyks. Nes man tikėjimas dabar toks stiprus, kaip niekada gyvenime. Aš dabar taip stipriai tikiu. Prieš tai turėjau meilę labai daug meilės savį, bet jos negalėdavau pripildyti, nes neprisipildydavau, neturėjau kontaktų su Dievu. Iš tos meilės atsirado skausmas, iš tos skausmo anxiety ir visos kitos ligos. Nekalbant apie apsėdimus. Tai dabar aš turiu meilę, aš turiu tikėjimą ir aš prisipildžiau džiaugsmą dvasia per patį encounterį. Aš tiesiog einu gatvę ir aš laiminga, aš šypsausi ir man juokas visiškai pasikeitė, kitaip juokiuosi. Ir čia yra patys geriausi dalykai, kurie nutiko man gyvenime. Geriausias sprendimas, kurį net nežinau, ar aš tai nusprendžiau. Aš tiesiog tai buvo troškimas, kuris įsipildė su Dievo pagalba.
Noriu padėkoti visai komandai, jūs darot nerealius darbus tiek Dievo akimis, tiek mūsų akimis. Tai nėra įkainojama. Ir tikiuosi, kad vieną dieną būsiu to dalimi. To labai noriu ir jaučiu intuityviai, kad turiu tam būti. Amen.